Kaip bus gerai, kai susitvarkysim. Nieko nebereikės iki pat senatvės. Kiekgi tu metų turi? Oi, aš pati nežinau kiek. Ir pati nežinau kiek. Aš pati nežinau kiek. Nuo pradžios pasaulio. O aš vis dvarelį, štai ir prijojau. O aš vis dvarelį. Viską imkite, tik gyvastį išsaugokit. Gyventi noriu, gyventi. Ji graži kaip Atakų karalaitė. Ji graži kaip saulė. Jinai šoka kaip snaigė. Tendencijos, kurios buvo charakteringos mūsų to laiko dailiai, jos išliko ir plakate. Ir dailininkai stengiasi visuomet eiti koja į koją. Taip, kad mano supratimu jis atspindi ir to laiko dailės tendencijas visas ir aišku, jau kalba ir apie tą patį filmą. Bet mano supratimu, kad dailininkas darydamas plakatą filmui, jis išreiškia kartu ir savo požiūrį. Reiškia, jis dar išreiškia vėl savo požiūrį ne tik į patį filmą, bet ir patį priėjimą, lyg ir autoriaus, lyg ir žiūrovo požiūrį išleidžia į tą filmą. Aš laikau, kad plakatas tokiais atvejais yra labai įdomus, labai vertingas kaip eksponatas. Jis, sakykime, praėjus kiek laiko, jis tampa labai aktyviai ir įdomiai liudininku. Plakatas tai yra miesto estetikos formavimo priemonė. Tai visų pirma, tai yra jo neatskiriama meninė dalis. Aš tai žiūriu tai, kad mano plakatai stulpuose puoštų miestą. Kad tam visam tų afišų raidinių informacijos išklėjavime tam būgne suskambėtų dėmė. Ir jeigu atkreipia dėmesį, pas mane plakatuose šriftas eina į antrą planą. Pas mane visų pirma spalvinė arba spalva įsiskiria, kad patrauktų žiūrovų dėmesį, o po to prie inerčiau tada skaitai turiniai, žiūriniai, literatūra, taip toliau, tai matosi eigoje. Tai aš tokios skaitau, kad tai, nes pas mus tai darė menininkai. Pirmiausia, aš pabrėčiu, pirmiausia yra menas. Mūsų tikslas buvo pirmiausia menas. Specific film poster. How did it work? What did you do? You saw the film before and then you considered, how did it work when you were given the commission to design a film poster? Kadangi aš lygiagrečiai tuo pačiu metu dariau ir teatrą, teatro plakatus, ir kiną. Aš tai suvienodėjau. Tai vienoda. Reiškiasi, aš turiu skaityti scenarijų. Pažiūrėti jau padarytą kažką, tai galbūt, reiškiasi, dar matmenys tokia juodraštinė, kokios scenos, kaip tas vyksta. Galbūt tai yra prieš premjerą, žinote, ten ilgai tęsiasi, reiškiasi, aš jau pamatau tą filmą anksčiau, ne? Peržiūrai. Nes man greičiau negu kiną daryti, ar ne? Darau eskizus, idėjos, kokia idėja, kokia yra idėja to filmo. Net vaizduoti iliustracijas, kad, reiškiasi, ten aktorių idėja, ten, žinai, nuotrauka, kokia yra to filmo idėja. Mes aptardavom su režisieriumi, jeigu įmanoma, šitą dalyką. Būtinai, lygiai kaip ir teatre. Kad tai yra idėja. Aš jausdavausi bendrautorius, mažas toksai bendrautorius to filmo. Mūsų filmuose dominuoja idėja ir būtent ta mintis, kad eidamas žmogus matytų ne tik tai feisą ir aktų, bet kaip jis tas vaidmuo rutuliuojasi. Šiuo atveju sūnus Palaidūnas, tai alegorija, kaip Rembranto sūnus Palaidūnas yra. Tai kai žmogus formuojasi, jis blaškosi visur, iš jo gimsta kažkas, ar susimoduliuos iš jo gatavas produktas ar ne. O tokia idėja, koncepcija buvo šito plakato, pavyzdžiui. Atsisveikinimas, ne? Toks kaip šakėmis užversta. Toliau,
kaip pagrindami, pavyzdžiui, čia buvo atsisveikinimas su mums žinomu, dabar Lietuvoje labai populiariu aktoriu Kazlausku. Kazlausko profiliukas, iš šio profiliuko susidaro bangos, kurios jūroje nutolsta į širdies diagramą. Ir ta diagrama širdies slopsta. Išplaukia jo paskutinis laivas, nes tas žmogus pasmerktas mirti. Ir kaip atsisveikinimas viltis tarp dangaus ir žemės, jo tilta žuvėdra vilties. Tokio šviesaus jo atsiminimo. Ir visa tai suvesta į tam tikras plastinės išraišką, netiesmukišką, neliteratūrišką, ir kartu žiūrisi. Nu, čia Amerikos, vaikai iš Amerikos viešbučio, tai čia irgi toks mūsų pirmas toks ko jis galbūt toks. Children from Hotel America. Jis, matote, savo plastiką išskirtinis, nes tiek informacijos pateikimas abstraktus čia šonėse, tik tas dėmių pamėtinimas toks chaosas, bet tas chaosas ir parodo, čia po Kalanto susidegino ir čia filmas yra ta jaunimo poelgį prieš sovietinį tą režimą. Kai chaosas, kažkoks tai mistinis svajonės, to supranti, laisvės pajutimas ir simboliškai užmestos tas laisvės toks pridengtas žalios, geltonos ir raudonos atspalvis. Kad tai nebūtų tiesmukiška, nes tais laikais negalėjo to rodyti, tai ta vėliava, kurie iškėlė, dar prieš tai jau šitas dalykas jau kabojo. Patrioti, nes Time, plaukučiu. 89. What could you say and what could you not say through the medium of the poster, through the film poster, during the Soviet period, during the 70s, 80s? Darydavai plakatą filmui ar teatro pjesei kažkokiai. Vis tiek reiškia, nuo jos negalėdavai atitrūkti. Ir, sakykim, kažkokią tai pasakyti, kad čia formalizmas, čia negalima, paprastai nebūdavo. Vienas dalykas. Antras dalykas, mesgi derindavom tos plakatus su filmo režisierium, su dailininku, kurie irgi buvo suinteresuoti, kad jų tas plakatas būtų įdomus, kad jis būtų atraktyvus, kad jis pritrauktų žiūrovą. Reiškia, jis turi vis dėlto žmonėm būti suprantamas. Tai jeigu tai pakliūtų visiškai kažkokią neaiškę abstrakciją, ten jie tiesiog būtų neatraktyvus. Jis nepatrauktų dėmesio. Taip, kad didelio ribojimo nebuvo, bet, sakykime, kiek tai liečia visuomeninius tos politinius plakatus, ten jau buvo ribojimai. Ten jau buvo tam tikrai reikalavimai ir spalvai, sakykime, juoda spalva jau buvo nepriimtina visiškai. Jeigu, sakykime, dailės parodą, tai priimdavo bet kurį darbą, kurį dailininkas atnešdavo praktiškai. Reiškia, ten didelės atrankos nebūdavo. Tuo tarpu plakatas 60 ar 70 metais be Glavlito leidimo jis negalėjo pakliūti į gatvę, pakliūti į spaustuvę. Jeigu jį nešdavo į spaustuvę, reiškia, tas leidimas turėjo būti gatavas. Ir kiekvieno plakato apačioj yra Glavlito tarybinės cenzūros antspaudukas. Aišku, mes vis dėlto šiaip ar tai buvom varžtuose tam tikruose ir tie varžtai iš filmų ir iš plakatų jaučiami. Ir kiekvienas žmogus pažiūrėjęs iš laisvojo pasaulio, pamatęs šitą parodą, supras, kad tai vis dėlto nebuvo visiška laisvė. Manęs ieško, vadinasi, aš žuvusi. Toks trumpas buvo kelias prie ežerų. Net jeigu susitaikyčiau su ta mintimi, kad manęs nėra ir aš neva neegzistuoju, vis tiek, arba tiksliau, juo labiau, aš turiu gerai pasverti kiekvieną savo žodį, kad neapjuodinčiau vienų ir nepagražinčiau kitų. Ir svarbiausia, kad rasčiau tikrų ir teisingų žodžių kalbėdama apie save pačią. Sukūrė filmą Jo žmonos išpažintis. Na ir kad padaryti, paskelbė kino studiją konkursą dailininkam. Kas dirba su plakatu, kas sukūrus šitam filmui plakatą. Savoka Jo žmonos išpažintis. Kas yra išpažintis? Nu, kiekviena savaip ėjo. Kas per tos kadrus jau? Aš pagalvojau, mano kelias buvo toks.
Išpažintis tai reiškia kažkoks tai savęs išsipasakojimas, apsinoginimas prieš visuomenę. Apsinoginimas, nu tai iš karto kilo idėja, nusirengimas, aktas turi būti tos moteris. Tai šiuo atveju tas labai toks subtili riba, kurią reikėjo paliesti, tai per daug nesigilindamas aš ten į tą anatomijas, apibendrintai tą patį judesį paėmiau, kažkokį tipo drabužio užmečiau čia, mato čia šriftas, o ta gelmė taip ir liko, tas jos moters neveido, ne ką, kažkokį tai erdvėj, kurioje ta išpažintis atliekama. Ir šitas plakatas užėmė, nugalėjo konkursą, jis buvo, aišku, įvertintas kaip geriausias šito filmo traktavimas. Na, po to čia liko į klausimas atspausti, kadangi laimėjo konkursą, aš gavau pinigus, o atspausti kas? Cenzūra bijo. Tai yra kino studija bijo, nešk cenzūrai parodyk. Ar praeis, nes visuomenį nuogą moterį parodė. Čia pirmas tarybos, taip savo laikotarpį, čia žurnaluose tik tai iš užsienio atsivežęs galėjai pasižiūrėti nuogybų. A čia ant stulpo kabos, tai įsivaizduoji. Ką pasakys mūsų veteranai, pensininkai, karo veteranai ir taip toliau. Tai kaip tu čia razbraščiai iš sovietskoj молодежь, žinai. Tai buvo prie tokios nuomonės, kad gerai, bandom spaust, bet tu ją žolėm pridėk. Nu, uždengiau ąžuolių, supranti. Čia dar biski buvo trupučiuką minkščia, bet va, uždengiau ąžuolių, sako, uždengiau dūmo prileis, nu prileidau aš dūmo. Gerai. Nu, prileidau, visus reikalavimus įvykdžiau, žinai, tvarkoju. Nu, cenzūra dar kažko, taip sako, žinai, o gal aktoriai įsižeis. Nu, aktoriai mūsų gerbėjau matą. Vat, parašyta Staliliūnaitė. Moteriškai tokia, gan smulkaus sudėjimo moterėlė. Nediduka. Nu, veškit, sako, ar ji neįsižeis. Man, kokį atsakymą atvežė, tai žinai, irgi manau. To moterėlį pažiūrė, sako, jeigu dailininkas mane tokia mato, aš ne prieš, kad aš tokia taip atrodo. Viskas gauta, leidimai gauti, nu belika atspausti. Nu bet pilvas nuogas. Tai Znamirovskis amžinatilsį, mano kolega ten buvo kino plakato vyr-dailininkas, jis kaip meno redaktorius sako, tu dar pridenk. Tai Znamirovskis, va šitą 3 šakes padarė, va jo, ranka padaryti. Nei ritmo, nei ką, jis tiesiog, kadangi ne jo darbas, jis nelabai jo ir saugo, bet kaip, visur kitų ritmiką dar pabandyti, aišku, čia tos 3 nuogos šakos, vos nei krūtį įlindančios, tai yra jo darbas, kad perpaslipti. Nu, o kuo daugiau slipi, to daugiau gundo, žinai, toks dalykas. Atspaudė šitą plakatą, tai po to šitą plakatą vežiojosi į Maskvą reprezentuoti, ar ką, ir kaip kyšį, žinai, kam nors padavinėti. Ant stulpų jų nebuvo. Koks nors kino direktorius, ką pas save kabinėte, ką nors pasislėpė, žinai, žiūrėjo. Bet va čia va ta mūsų tos spaudos brokas, kai girtas, matyti, ar koks pirdavikas spausdino ne nuo šviesiausių spalvų į tamsą, uždėjo pagrindą juodą ir ant jo dėjo spalvas. Ir tada gavosi jau šitie, va, ką aš minėjau dėl technikos, ne? Nu va, čia yra ranka, mat, kur matai, tas, a va čia yra viskas padaryta. Pastel. Pastel. Nice. Nu va, džeslu. Kartonas, klijus ir smėlis. Smėlis, kaip... Sand. Sand. Black sand. No, white sand. White sand. White sand of beach and something. Okay. Later with aerograph.
Purkšt. Ir čia faktūra, čia jau toks. Fine sand, fine sand. Na, šitas va, o čia vienas iš tokių, kuris. Industrial, irgi Sirius battery, žinai, Okay. Vo problema būdavo. Šitus dalykus ne su kompu. Čia garnitūra šriftus paėmė, skaičius iš užsienietiškų ir kokio nors žurnalo, pas mus šriftų gausybės nebūdavo, tai paėmė kokį nors užsienietišką atsivežtą žurnaliuką, kur įdomesnis garnitūra, darai negatyvą, po to čpok su žirklutėm susikarpai, pasiimi šitą ant didelio formato ir su liniuote susiklijuoji. Bet ką reiškia iškarpyti lygiai langelių sudėlioti? Jokia liniuotėm palės. O taip siūliuką prasitės ir žiūri, kad tie skaičiukai apačios taip daugmaž eitų pagal horizontalę, kad viskas statmenai būtų. Po to nufotografuoji, susimažini ir turi klyšę. O tokia procedūra, pasakyk. Tai čia japonų kruopštumo reikia. It's only with hand. So what the question is, for those people who are only familiar with working, like some of the graphic artists who are only familiar with the digital, what have they lost? If they have lost something, what have they lost? Žemai lenkiuosi kompiuteriai, mano supratimu kompiuteris galinga technika, bet kompiuteris lygiai taip pat kaip pieštukas. Pieštuką paduok į paprasto žmogaus rankas, kuris nėra talentingas dailininkas, jis nieko nepadarys su pieštuku. Lygiai taip pat ir su kompiuteriu. Jeigu kompiuterį protingas žmogus, talentingas žmogus valdo, jis gali pasiekti kažkokį gerą rezultatą. Bet dažnai būna einama lengviausių kelių. Vien dėl to, kad visą tai lengvai gaunasi, paima fotografiją, ją pritaiko, paima šriftus, daug negalvodami ir mano supratimu šiais laikais rezultatas plakato srityje yra labai sumenkėję. O tai, kai žmonės mūsų laikais, Gintaro laikais, mano laikais dirbo ranka, mano supratimu, kad rezultatas buvo gerokai aukštesnis. Dabar jau šito rezultato toli gražu kompiuterį nebepasiekia. Matot, aš galvoju, kad nes čia yra problema vien tik plakate. Čia yra problema didesnė. Tas kompiuterizacija, jinai yra labai geras dalykas, bet iš tikrųjų nebelieka sielos. Nėra sielos, nėra žmogaus to betarpiško reiškiasi, tokio, kad būtų. Nu, tikro, nėra. Jeigu dailininkas dirbdamas su kompiuteriu prieš tai padirbėtų su pieštuku, mano supratimu rezultatas būtų gerokai aukštesnis. Bet kadangi dailininkai paprastai irgi skuba, užsakovas sako, ten už 2 dienų man reikia plakato. Jis daro, toj pat imasi ir daro tik tai kompiuteriu. Ir rezultatai už tai būna baisiai prasti. Mano supratimu, aš netaip tikiuosi, kad kompiuteris ko gero sunaikins plakato meną. Kaip jau daug metų kalbam apie tai, kad plakatas gali sunykti, bet plakatas vis dėlto laikėsi. Bet dabar kompiuteris jį labai stipriai naikina. Filmo plakatas arba teatro plakatas tai yra nepaprastai geras desertas dailininkui. Ir čia visuomet ieškojimo laukas yra labai didelis ir platus. Ir jeigu gauni užsakymą padaryti plakatą šitokiam dalykui, paprastai tai yra džiaugsmas. Tai ne kokia nors sunkia užduotis, o tai yra malonumas, kūrybinis malonumas tau.